Labą visiems, tai sveiki atvykę į naują video. Tiem, kas esate naujos mano kanale, šiek tiek konteksto. Šiuo metu esu Kanadai, tikau čia keli mėnesiam tiesiog pabandyti čia pagyventi. Kadangi aš pati dirbu online, aš vis norėjau pasinaudoti šitą progą ir pabandyti kažkur kitur pagyventi ir taip aš atsidūriau Kanadui su tokiu planu. Tai jeigu dar nematėte pirmojo Kanados vlogo, kviečiu jį pažiūrėti, o šiandien tiesiog parodysiu, kaip atrodo mano įprasta diena čia. Avižinio košė, kaušelis proteinų, riešutų sviestas ir šilauogės. Turim tokią labai kreminę košę. Nu ir tada čia tiesiog keliauja uogos ir riešutų sviestas ir viskas. Ir man taip skanu, žinokit. Galėčiau valgyti kiekvieną dieną ir valgau kiekvieną dieną. Tai mano mėgstamiausias valgis. Galėčiau valgyti ryte, vakare ir net per pietus. Pagalvau, parodysiu, kaip atrodo namai šitie. Kambarį jums rodžiau praeitam vlogė, o šiaip čia iš tų bendrų erdvių, tai šiaip jie žiauriai jau pasipuošia kalėdom. Ir šiaip nežinau, man čia biški toks vienas namuose vaibas. Čia yra šeimininko darbo stalas, čia yra valgomasis stalas, bet aš kartais prie jo dirbau. Čia šiaip kartais voverių galima pamatyti ant tų medžių visokių. Ir čia yra virtuvė. Bet jo, virtuvė šiaip žiauriai faina, nes jinai yra labai didelė ir čia visko turi, visokių keptuvių. Mus dažniausiai va tokiuose lentynose būna, ten kruopos, aliejus ir panašiai, o pas juos va yra atskiras kambariukas. Toks va. Dar žiauriai įdomus dalykas, kad pas juos yra šaldytuvas. Taip iš dviejų pusių. Ir čia va mano lentyna šitą. Šiaip, kad pas juos, pavyzdžiui, čia vandenį galima įspilti, tai aš parodysiu. Aš čia taip fancy. Oi, bet toks šaltas. Atėjo mano Amazono siunta, tai išpakuosim. Oi, aš nesitikėjau, kad toks didelis buteliukas bus. Čia yra dušo gelis, kokosų skonio. Patalynė. Tai dabar noriu pakeisti patalynę ir pakabinti girliandą. Kvapo ček. Labai kokosiškai. Lauka dabar yra -15 ir pažiūrėkite tą vaizdą. Nes vakar jau buvo -10, man atrodo. Šiandien -15. Ir bravo, kaip gražu, tai balta viskas. Kai aš įsivaizdavau, kad atvarau kanadietišką žiemą, aš va kažką tokio įsivaizdavau. Vat kiek čia būnu, pastebiu žiauriai daug šitų trakų, mašinų. Ir aš pastoviai, kai jas matau, aš jaučiuosi kaip kokiam filme amerikietiškam. Aš šiaip čia dažnai jaučiuosi kaip amerikietiškam filme, nes čia tikrai, visų pirma, vien dėl to, kad aš asmeniškai, kaip, pavyzdžiui, keliauju po Europą, ten retai sutiksi, palyginus rečiau sutiksi žmonių, kurie kalba su amerikietišku akcentu. Oi, kokie šitie medžiai gražų, žiūrėkite. Aš jį esu girdėjus per YouTube'ą ir per filmus. Nu ir ten, per TikToką, Instagramą, bet taip, man visat, kai aš šneku su amerikiečiais, kažkoks toks, kanadiečiais, kiek aš būčiau filme, kai su jais šneku. Ir vat, kai dar pamatau tokius trakus visokius, autobusus geltonus, jeigu pamatau, tai tik dar labiau prie visko prisideda. Man šitas jausmas žiauriai patinka. Tai va, o šiaip termorūbai, žinokit, yra žiauriai geras dalykas, nes aš dabar po apačiu turiu termorūbus. Dabar yra -15 ir man šilta. Netgi labai šilta, sakyčiau. Jeigu nenori žiemą sušalti, aš jums žiauriai rekomenduoju nusipirkti Merino Vilnos rūbus. Jie nėra pigus, bet jie yra, mano nuomonė, labai to verti. Ir aš saviškius nešioju kelis metus. Ir jie nėra šviežiausi, bet jie yra gankamai geri, kad aš jūs toliau tiesiog nešiočiau. Noriu jūs painfluencinti, nusipirkti savo termorūbus, nes tikrai, žinokit, nepasigailėsite. Ką tik sėdo man telefonas
Ir aš tą pamenu, kaip eit namo. Nes aš kai jau buvo 10%, bet o tai, kad telefonas žiauriai greit sėda per šaltį, aš nepagalvojau. Aš galvoju, gal aš biškį telefoną pašildysiu kišenį ir jis įsijungs dar. Kol kas aš bandau taip intuityviai eiti iš atsiminimų, bet žinau, kad aš nežinau, kur aš einu. Ir čia viskas taip vienodai atrodo. Nu, jeigu ką, aš tik po žmonės paklausiu čia, nes aš atsimenu savo gatvę, kas yra gerai, bet jom. Namo parsigauta. Iš pradžių aš tiesiog bandžiau junginėti telefoną ir iš pradžių įsijungė ir žiūriu 7%. Kai galvoju, nu, 7% tikrai užteks, kad tiesiog pasižiūrėti per mapsus, kur aš esu. Iškart sėdo. Pašildžiau biškį. Aišku, telefonas vis tiek ledinis buvo. Vėl ta pati istorija. Tiesiog priėjau prie žmonių ir jie tiesiog parodyti, po kur nueiti. Išvada, eiti su pakrautu telefonu arba ir atsimint savo adresą tikslų. Tai dabar persirengiu ir varysiu. Ir galiu jums parodyti, kiek šiaip kainuoja čia bilietėlis. Vienas bilietėlis yra 3,7, kas yra 2 pem. Į vieną pusę čia, žinokit, biškai brangus yra tas transportas. Jis galioja 1,5 valandos. Gana nemažai, bet vis tiek blemba. Biškai brangu kaip į vieną pusę. Dabar nusipirksiu ir varysiu į centrą. Dabar išėjau ne toj stotelį, bet nieko, man čia paeit yra 8 minutės iki traukinio, kuris varo iki centro. Ir blemba, čia kadangi yra kalnuotas labai reljefas, čia pastovi man taip užgulo ausis, kai aš kažkur važiuoju. Pavyzdžiui, dabar man atslūgo ausis ir dabar man atrodo viskas taip garsiai ir aš pati dabar šneku ir man atrodo, kad aš taip garsiai šneku. Bet jie, žiūrėk, man kažkur dabar rasti traukinio stotelį, tai jo biškai pasimečiau. Jausmas, kad netgi jeigu aš čia gyvenčiau, aš nežinau, kaip galima prie to priprasti. Nes aš jau esu čia ne pirmą kartą ir man kiekvieną kartą lygiai taip pat žavi. Ir stebina, ant kiek aukšti čia yra pastatai. Einu tokią parduotuvę, kurią aš atsimenu, kur buvau čia rugsėjį, kai keliavau. Ir ten mačiau, yra visai fainų rūbų. Man kepurės reikia, iš esmės. Ir aš nelabai žinau, kur dar jos ieškoti. Kur matote šitą tokį ėjimą, tai man pasakoja, kad kadangi čia būna žiauriai šalta žiemą, tai galima tarp pastatų kai kurių, pavyzdžiui, šitų dviejų, eiti nebūtinai tipo per gatvę, bet pro vidų, kad žmonėms tiesiog šilčiau būtų. O aš tiesiog tikiuosi rasti iš atminties. Aš radau šitą parduotuvę, žinokit. Aš tik norėjau sakyti, kad tikiuosi rasti tą parduotuvę. Ir jinai tiesiog čia priešais mane dabar. Čia yra tik tokios vasarinės, arba yra tokios, bet man jūs kažkaip nelabai gražios. Bet aš nežinau, aš galiu šį pabandyti pasimatuoti, gal man tiks ir patiks. Galimai čia yra kažkas, ko aš ieškojau. Tokios kepurės, arba tokios. Ne, man kažkaip biškai per daug grybas toks. O šitą visai, čia dar yra su bombončikais. Dar yra toks variantas ir turi bombončiką. Ir šiaip šilta labai atrodo. O dabar pabūsiu šiek tiek party pooper, nes pagalvojau, kad Kanadą per vlogus rodau iš teigiamos pusės. Ir šiaip Kanadų iš tikrųjų yra žiauriai gražu. Žmonės čia yra labai draugiški ir mandagus. Tačiau prie visų tų gražių dangoraižių yra vienas dalykas, dėl kurio aš kartais jaučiuosi šiaip ganėtinai nesaugiai. Ir tai yra benamystė ir problema su narkotikų vartojimu. Šiaip šitam mieste, Calgary, kiek man pasako ir kiek aš pati pastebėjau, tai nėra su tuo tokia didelė problema, kaip pavyzdžiui Vancouveryje. Aš šiaip visų detalių nežinau, bet man atrodo tenais yra, ar jie legalizuoti sunkus narkotikai, ar kažkoks yra ten įstatymas, dėl ko žmonėms yra žymiai lengviau ir gauti ir vartoti. Ir aš, kadangi buvau porą dienų Vancouveryje, aš atsimenu, kad ten, iš tikrųjų, kartais vaikštant gatvėmis. Kol kas Vancouveris, turbūt iš mano visų solo kelionių, buvo tas miestas, kuriam aš jaučiausi nesaugiausiai ir kur kartais tiesiog gatvėm vaikštant, žiauriai nejauku. Aišku, kiek žinau, Amerikoje su tuo yra didesnė problema, bet tai nepaneigia to fakto, kad ir Kanadoje su tuo yra problema ir
jinai gana jaučiasi. Bent jau man, kiek aš čia keliauju. Ir šiaip pat gyvenamuose rajonuose, kol aš čia vaikštau tiesiog po gyvenamus rajonus, tai aš jaučiuosi labai saugiai iš tikrųjų. Bet tik nuvarau downtowną, tai tiesiog pagalvojau pasidalinti ir tokių reality čekų, ko galima tikėtis Kanadai dar be gražių kalnų, ežerų. Tai galim grįžti prie vlogo. Parodysiu, ką nusipirkau ir kiek kainavo maždaug. Brokolis 2 pem, kas yra €7. Morkos, jei neklystų, kainavo $2, tai čia bus apie €3. Klevų sirupas $5, tai apie 3 pem. Tada pienas Beatričė 2,8, tai apie €2. Tada avokadų toks krepšelis kainavo 3,8, tai čia apie 2 pem. Tiesiog įdėsiu į šitą vat. Šitą tamsų į kambarį. Dabar tamsų į kambarį, kad jie ten panoktų man. Arba gal įdėsiu su bananu, nes man kažkada taip suveikia. Lašiša šiaip būtų kainavus 12 pem, bet buvo akcija, tai 8,73. Tai 8,73 bus apie €6. Šiaip žinot, kai ieškojau čia apgyvendinimo, aš kažkaip galvojau, kad tipo blemba gaila, kad čia tas apgyvendinimas visai brangus ir galiu nuomotis tik kambarį pagal savo biudžetą. Dabar aš šiaip taip džiaugiuosi, kad aš nuomuosiu būtent kambarį ir kad čia yra kitų žmonių šitam name, nes, nu jo, aš šiaip mėgstu labai savo asmeninę erdvę. Ir kartais man būna tas, kad tipo blemba, aš taip norėčiau virtuvėje dabar būti viena. Ir būtent su virtuvė iš tikrųjų yra šitas dalykas, kad aš tiesiog labai mėgstu būti viena virtuvėje, bet iš kitos pusės aš taip čia jaučiu, kaip mano tiesiog akiratis plečiasi, nes dabar aš jaučiuosi kažkaip žymiai labiau įsiliejantį į kanadiečių kultūrą vien dėl to, kad taip pat du žmonės gyvena, kurie yra iš Kanados čia ir aš jau jaučiu, kaip pavyzdžiui, tada aš 3 savaitės buvau Kanadai, bet tada aš kažkaip su pačiais kanadiečiais, nu taip ten, tipo, užsakydavau kavos, ar ten, lyg ir turėjau ten tų small talkų, bet iš esmės aš nebuvo taip, kad pastoviai su kažkokiais kanadiečiais bendraučiau. Čia mes su jais kiekvieną dieną apie kažką pašnekam. Ir taip faina būna tiesiog pamatyti, kaip jie gyvena, kaip jie šneka, ką jie veikia. Vienas dalykas, dėl kurio aš biškį nustebusi, kad aš jų namuose nemačiau niekur klevų sirupo. Nu gerai, čia yra labai stereotipiška, bet aš pati labai mėgstu tiesiog klevų sirupą. Aš kažkaip įsivaizdavau, kad kaip pas mus ten, nežinau, medus praktiškai pas kiekvieną žmogų namuose yra. Tai aš taip įsivaizdavau, kad su klevų sirupu yra. Jie tam man realiai pasakoja, kaip jie kažkada tiesiog prisėdo prie upės, kai išvargė prisėdo ten tiesiog alaus išgerti su čipsais ir tiesiog išgirdo, kaip krūmuose šlamėjo grizlis. Įdomus yra dalykas, kad pas juos yra visiškai kitoks pratimas apie atstumus. Mum, tipo, 3 valandas kažkur važiuoti. Čia praktiškai nuo Vilniaus iki Klaipėdos. Nu gal 4, bet beveik šalį skersai važiuoti. Jie sako, tipo, oh, so it's not a long drive, it's like only 3 hours. Tik 3 valandas? Skamba biški daug šiaip. Bet kadangi Kanada yra tokia didžiulė ir čia šiaip atstumai yra didžiuliai. Šiaip vat įdomu, kaip jie tiesiog mato kitaip ten tuos atstumus. Ir aš vat kaip taip pabendrauju su žmonėm, šalių, kurios yra gana tolimas geografiškai ir kultūriškai nuo Lietuvos. Nežinau, kaip paaiškinti tą jausmą, tiesiog jaučiu, ant kiek pasaulis yra platesnis. Šitas jausmas yra šiaip žiauriai fainas ir man atrodo, jis yra patiriamas tik tada, kai keliauji. Ir aišku, nebūtinai ten, kai keliauji į Kanadą, Japoniją, dar kažkur, bet labiausiai galbūt, kai keliauji taip toli. Tai iš šio video būtų tiek. Ačiū labai visiems, kad žiūrėjote ir jeigu jums patiko šis video, būsiu labai dėkinga, jeigu galėsite paspausti like. Ir jeigu norite pamatyti daugiau video šitam kanale, tai nepamirškite manęs užprenumeruoti. Ir jeigu jums yra kažkas specifiškai įdomu apie Kanadą, ką norėtumėt pamatyti, tai būtinai parašykit komentaruose ir visiems iki kito video.